vyksta beefai toliau. Beefai vyksta! Yes. Nedas Zimantas nuvarė pas Godą problemą. Klausykim visą teisybę. Mes planavom kartu atidaryti komedijos klubą, žinai. Ir atsirado šitas patalpos, kur dabar yra kadų klubas. Tai nuvarėmės pažiūrėti patalpų, ant vietos nusprendėm, kad žiauriai gerai, viskas gerai. Įmam, žinai, po kažkiek laiko parašo, kad, žodžiu, tu čia nieko nepadarai, žodžiu, tai aš nusprendžiau vienas pajudėti. Ir tiesiog mane permetė, žinai. Lietuvos komedija pagaliau pradėjo uždirbti pakankamai pinigų, kad atsirastų šou biznio problemos. Jie taip greitai užaugo ir jau dabar jie skris kapotis su kitais patinais. Nice, va. Pamenu, prieš kokius 5, gal daugiau metų dar. Ir Karliais pripysęs, pamenu, tiesiog pasisodino visus komikus, kai vaikus aplink save. Sako, palaukit, nahu, pridėsit šaibas užsidirbti. Sako, pizdaim bus visiems tada visi. Tai aš tą patį sakiau humoro klubui. Tai va. Tai va, tai Delfis apparently susisiekė ir su pačiu Antanu. Šitas atrodo daug laimingesnis negu prieš tai buvęs. Komedijos klubą turi. Jeigu taip reiktų tuos du sudėti šalia ir paklaustų manęs, kuris iš jų turi komedijos klubą, sakyčiau šitas.